Gerbiamas ministre, rugsėjo 15 dieną pasirašėte įsakymą dėl pradinės karo tarnybos šaukimo sustabdymo. Kodėl tai buvo padaryta ir kodėl dabar? Lietuvos kariuomenė transformuojasi arba keičiasi atsakydama į šių dienų iššūkius, kurie kyla mūsų valstybei, ją apginant ir apsaugant nuo galimos agresijos. Išanalizavę kitų šalių patirtį, NATO valstybių, ES valstybių, mes matėme, kad visos kariuomenės arba didžioji dalis kariuomenių šių šalių eina profesionalizacijos linkme. Mes taip pat keletą metų ruošėmės, pristatėme savo planus visuomeniai, politikams ir šiais metais įvykdė gerai šaukimus į privalomą tarnybą. Dar atsižvelgdami ir įvykius Gruzijoje, paskubinom ir priėmėm sprendimą nuo rugsėjo 15 daugiau nebešaukti ir pereiti prie profesionalios kariuomenės, kuri mūsų nuomonė ir tvirtų įsitikinimu yra geriau pasirengus apginti Lietuvą. Ar nesusilpnės Lietuvos gynybinė galia atsisakius šauktinių? Atvirkščiai, Lietuvos galia sustiprės, mūsų kariai bus labiau parengti, įvaldę šiuolaikinę ginkluotę, labiau integruoti į mūsų Šiaurės Atlanto gynybinės struktūras ir galės ginti tėvynę ir taip pat atgrasyti galimą Lietuvos užpuolėją. Ką atsakytumėt kritikams, kurie teigia, neva nebeliks šauktinių ženkliai nukentėjęs jaunimo pilietinis patriotinis ugdymas? Manau, kad suvertimas pilietinio patriotinio ugdymo tik kariuomeniai yra neteisingas kelias, nes lieka neruošiamos mūsų merginos, kurios taip pat turi savo galimybės pasireikšti tėvynės gynybą, ypatingai dabartinių grėsmių atžvilgių, kada yra kibernetinio saugumo, energetinio saugumo ir net karinio saugumo klausimai. Ir mes dedam didelės pastangas, kad kariuomenė būtų tik papildomas elementas pilietiniam patriotiniam ugdyme, o visas pilietinis patriotinis ugdymas vyktų šeimoje, mokykloje ir visuomeninėse organizacijoje. Tai esame pasirašę keletą sutarčių su Švietimo ministerija, su Lietuvos šaulių sąjunga. Manau, kad mūsų pagalba įvairiem projektam iš tikrųjų ir toliau stiprins pilietinį patriotinį ugdymą jaunesnių moksleivių tarpe. Mes kviečiame Lietuvos jaunuomenę įsijungti į Lietuvos šaulių sąjungą. Kiekvienais metais šaulių ir kariuomenės stovyklose maždaug 5-6 tūkstančiai jaunuolių praleidžia po savaitę rengdamiesi tėvynės gynybai. Taip pat mes siūlome įvesti Lietuvoje nacionalinę gynybos dieną, kad visi Lietuvos moksleiviai būtų supažindinti su Lietuvos kariuomenės pasiekimais ir tokiu būdu stiprinti pilietinį patriotinį ugdymą.